Sveiki, mėlieji žiūrovai. Šiandien mes pratęsiam savo pokalbių ciklą su Aušra Maldeikiene, jos svetainėje. Ir mūsų svečias šiandieną yra daktarė Lina Michelkevičė, kuri šiais metais išleido knygą, kuri vadinasi Kultūros kūrėjai ir protestas. Tai tema be abejo rezonuoja su dabartiniais įvykiais, konkrečiai su kultūros sąjūdžiu, o knygoje daktarė Michelkevičė apžvelgė 3 kultūrinių protestų, kurie vyko Lietuvoje praeityje. Tokį apibūdino ir juos analizavo, tai Lietuvos kino teatro išsaugojimo kaip viešosios erdvės protestą, Reformatų skvero išsaugojimo ar paveldo išsaugojimo protestą ir Kaune Žemųjų Šančių kareivinių išsaugojimo protestus. Tai mes galvojam, kad pažvelgdami į šiandieninį kultūros sąjūdį per tų 3 jūsų aprašytų sąjūdžių prizmę, mes galėsim geriau suprasti tai, kas vyksta šiandien ir pasistengsime į tai ir orientuoti mūsų pokalbį. Tai labai ačiū, kad atvykote. Knyga yra dar kartą Kultūros kūrėjai ir protestas. Išleista šiais metais, į mano rankas pateko visiškai atsitiktinai, bet aš manau, čia buvo apvaizdos dalykas. Į mano rankas pateko, nes Vytautas paskam sakė, žinai, knyga yra tip-top į temą. Aš nubėgau ir nusipirkau. Aš visiems labai siūlau nusipirkti, kam įdomios knygos, kurios gali priversti jūs mąstyti. Tai va štai iš tos operos. Ir dar čia mes neprašyti. Autoriai neprašė nieko, mes čia reklamuojam patys, nes labai sąžiningai perskaitėm. Galite įsitikinti, visur daug žymučių yra. Ir už ją galima balsuoti 15 minučių ten, kur knyga yra. Einam dabar prie reiktų. Tai pirmiausia, kaip jūs apibūdintumėt dabartinio kultūros sąjūdžio esmę? Pirmiausia, ar galima jį tikrai vadinti sąjūdžiu? Nes daugybė buvo protestų ir judėjimų, kurie bandė savo prisiskirti tą sąjūdžio etiketę, o vis tik tai sąjūdis buvo, Lietuvos sąjūdis 1988 metais buvo ypatingas judėjimas. Tai ar šiuo kartu kultūros sąjūdis galėtų būti vadinamas sąjūdžiu? Tai ačiū už kvietimą pašnekėti tiek apie praeitį, tiek apie tai, kas vyksta dabar. Aš tik tai vieną patikslinimą pasakysiu iš to, ką jūs Vytautai kalbėjot, tiesiog dėl faktų, kad apie Žemųjų Šančių atvejį, tai ten iš esmės rašoma pagrinde apie bendruomenės kovą prieš naujos gatvės tiesimą Žemuosiuose Šančiuose palei Nemuną, bet kareivinės ten šiek tiek pasirodo kaip kontekstas. Dėl to termino sąjūdis, beje, man atrodo, kad greičiausiai Karolio Kaupinio viename iš įrašų aš ir mačiau, kad buvo toksai pasiūlymas šiek tiek nugesinti tą negatyvę protesto reikšmę ir kaip patys judėjimo organizatoriai netgi ir siūlė, kad sąjūdis yra kažkuria prasme mielesnis ir toks pozityvesnis žodis. Aišku, iš dalies ir todėl, kad jisai daugumai kelia stiprią asociaciją su Lietuvos nepriklausomybės sąjūdžiu, ką tikrai didelė dalis Lietuvos žmonių išgyveno kaip tokį labai pozityvų judėjimą, atnešus didžiulių pokyčių. Iš kitos pusės, ta žodis protestas, čia galima įvairiai galvoti. Aš labiausiai apie tokius išsitęsusios laikė kovas dėl kokių nors idėjų arba dėl kažkokių statyminių pokyčių ar valdžios pokyčių. Labiausiai esu linkus vadinti tiesiog judėjimais, tai yra toksai universalus žodis, visame pasaulyje tyrėjai šneka apie socialinius judėjimus. Tai žinome, ką tuo apibrėžiame. Protestas dažnai labai yra suvokiamas kaip kažkas laikino, kaip vienas iš būdų, kuriuo judėjimai siekia savo tikslų. Tai pavyzdžiui, šnekam apie protestą, kuris vyko prie prezidentūros,
paskui kai kurie, nors buvo vartojama žodis streikas čia tam, kas vyko. Kai kurie vėlgi naudoja tą žodį protestas. Tai labiau tokias vienkartinės akcijas nurodomi. Tai aš vartočiau žodį judėjimas. Sąjūdis yra tikrai gražus žodis, taip pat meno kontekste ne vienam žmogui jis asocijuosis ir su fliuksus, tokiu meno istoriniu reiškiniu, nes reikšmės prasme iš esmės tai reiškia labai panašius dalykus apie kažką, kas juda, apie tokią tėkmę. Tačiau, kai mes turime labai konkrečią istorinę nuorodą, būtent Lietuvos nepriklausomybės sąjūdį, aišku, iškylo tokių politinių asociacijų pavojus ir ne visiems tai gali būti priimtina, juolab, kad į sąjūdį nurodo labai įvairūs judėjimai Lietuvoje, nepriklausomai nuo pažiūrų iš tikrųjų, ar tai būtų kraštutinių dešiniųjų pažiūrų įvairūs protestai, ar kažkokie labiau politiškai neutralūs, ar netgi galbūt kairiai pusėje mažiau, bet irgi gali būti tokių asociacijų. Šitoje knygoje buvo kalbėta apie tokius gerokai mažesnio masto judėjimus, bet tikrai ne vienu atveju dalyviai irgi prisimena sąjūdį ir asocijuoja save su juo labiausiai per tą emocinę prizmę, dėl išgyvenimų, kurios suteikia protestas. Tai nežinau, bet vis dėlto aš manau, kad kiekvienu atveju iš tikrųjų tai yra apsisprendimas labiausiai organizatorių, pagrindinių kokio nors judėjimo veidų, jeigu jie pasirenka save asocijuoti su kažkokiu istoriniu reiškiniu, jeigu jaučiasi tęsia tą tradiciją ar kažkaip kitaip su jie siejasi, tai ir nori naudoti būtent tą terminą, tai kodėl ne? Taip. Kokias jūs matot paralelės jau šiuo, kad ne tarp sąjūdžio ir nepriklausomybės sąjūdžio arba Lietuvos atgimimo sąjūdžio, bet tarp tų 3 protestų, kuriuos aprašote savo monografijoje, ir dabartinio kultūrinio sąjūdžio. Arba kultūros sąjūdžio, reikėtų sakyti, ne kultūrinio sąjūdžio. Sąjūdžio kultūra, tas ženklas. Taip. Čia vėlgi tie terminai, tai aš pastebėjau, kad dažnai dabar sakoma kultūrinis judėjimas ir man taip vis laik norisi sakyti, kaip ir nėra tokio termino. Mes siejam su kultūra todėl, kad aišku, visą protesto bazę sudaro kultūros kūrėjų bendruomenė. Ne vien tik jinai, bet aišku, čia ir ryškiausiai matoma. Kalbant apie tuos mano 3 nagrinėtus atvejus, kurie yra kaip atvejų studijos toj knygoje, nors iš tikrųjų daugiau įvairių debatų yra kontekste aptariama, bet jie yra pagrindiniai. Vėlgi, sakyti, kad tai buvo kultūriniai judėjimai, nėra visiškai tikslu, nes ir daug kitų profesijų žmonių įsitraukė. Ir kai kuriuose iš jų kultūros kūrėjai sudarė, sakykime, galbūt didesnę, galbūt ryškiau matomą dalį, jeigu galvojame apie Lietuvos kino teatro gynimą, apie reformatų skverą ypatingai, bet jeigu, pavyzdžiui, galvojame apie Žemuosius Šančius Kaune, tai ten jisai gana skiriasi, nes vis dėlto tai bendruomenės pagrindų, vietos bendruomenės, kuri gyvena konkrečioje vietoje, šiuo atveju Žemuosiuose Šančiuose, jos pagrindų vykęs judėjimas, bet menininkai, kultūros kūrėjai ten buvo ir tebėra labai ryškus balsai iš vienos pusės. Iš kitos pusės mano ir tikslas buvo būtent parodyti, o koks yra tas kultūros kūrėjo balsas, kuo jis ypatingas, kuo jis įtraukia, kaip ta profesinė patirtis daro įtaką pačiam judėjimui ir jų įsitraukimui. Tai dėl sąsajos mano požiūris yra toks. Šiaip, man atrodo, kad kalbant apie įvairius judėjimus, pavyzdžiui, kai iš žurnalistų gaunu klausimus irgi, visiems atrodo labai svarbus sėkmės rodiklis. Ar buvo sėkmingi, pateikite sėkmingų pavyzdžių. Ir aš suprantu, kad tai yra labai šiaip svarbu, ypač kai šiuo metu kažkas vyksta, tai žmonės labai nori įsikvėpti, turėti vilties, kad mums pavyks, kad pasieksim tikslų, bet tie judėjimai pasiekė tikslų.
Bet aišku, tikrai toli gražu ne visada jie pasiekė, ypač tų pačių pirminių tikslų. Bet kas man atrodo svarbu, net jeigu jie nėra sėkmingi ta prasme, kaip mes įsivaizduojam, kad išsikeltas koks nors tikslas apginti kino teatrą, kad jis būtų nenugriautas ir toliau būtent tą pačią funkciją vykdytų, nepavyko, sakysim, ta prasme nesėkmingas. Bet jie atneša daug įvairios naudos, stiprina pilietinę visuomenę, įvairias savokas įveda į vartoseną. Jūs specifiškai paminėjot, kad pavyzdžiui viešosios erdvės savoka buvo įtvirtinta politinėme diskurse. Ir įstatymuose ten vėliau trupučiu. Taip, viešasis interesas, apie kurį galbūt iki tol buvo mažiau kalbama, tai aišku yra teisinė savoka, jie egzistuoja, bet ji gal nebuvo taip viešai visų lūpose ar tenais žiniasklaidos puslapiuose ir aišku tada tuo pačiu metu buvo iniciatyvos netgi įstatymą sukurti, apibrėžianti, kas tai yra viešas interesas, kaip turėtų jis būti ginamas, tas neįsigyvendino, bet iš principo taip, formuojasi tas diskursas, savokos ateina įsitvirtina, formuojasi pilietinė visuomenė, atsiranda pavyzdžių, kuriuos net jeigu ir jie nebuvo visiškai sėkmingi, į kuriuos ateityje kiti aktyvistai ar kiti judėjimų dalyviai gali atsiremti kaip į istorinę atspirtį. Ir dėl ko, man atrodo, dėl ko mes labai matome tą atsirėmimą ir į sąjūdį, nuolat visur kartojama, nors kai kam atrodo, bet aš taip, ne visiškai sutinku, kad čia gal kažkokių yra labai daug tokių nacionalistinių aspiracijų, nes vis tiek ir tas sąjūdžio kontekstas, atkūrimas nepriklausomos Lietuvos ir vėlgi čia judėjimai jie labai daug apeliuoja į pilietiškumą, į pavojų, į valstybės saugojimą. Yra toks motyvas, kuris labai svarbus mobilizuojant, tiesiog sujungiant žmonės. Bet man asmeniškai atrodo, kad kadangi tai yra vienintelis tokio didelio judėjimo naratyvas, kurį mes Lietuvos nepriklausomos kontekste apskritai žinome, toks įsitvirtinęs didysis pasakojimas. Ir todėl, kokių mes tikslų besiektumėm, kartais judėjimai skirtingi, net labai priešingų vienas kitiem tikslų siekia, bet jie visi atsiremia į tą sąjūdį, nes tas pasakojimas yra labai įsitvirtinęs. Ir tie mažiai pasakojimo apie tokius mažus urbanistinius judėjimus, tai jie gal nėra taip įsitvirtinę visuotinai, kad būtų jos nurodoma tokių valstybinių, stambių judėjimų atveju, bet jie įsitvirtina tam mažesnės skalės lygmenį, tų urbanistinių judėjimų. Tai jie vieni kitus nurodo, jie vieni kitus atsiremia ir tokios kaip stiprybės vieni kitiems duoda, kad galima, kad verta kovoti, bet aišku, kaip knygoje parodyta, kai kurie atvejai greičiausiai prisidėjo prie to, kad būtų vėliau sekė atvejai sėkmingi, tai konkrečiai, kad čia nebūtų toks tuščias kalbėjimas, įvardinsiu, aš analizuoju reformatų skvero judėjimą, bet pavyzdžiui, to bendruomenės judėjimo, kuris buvo nukreiptas prieš Sapiegų parko Antakalnyje atnaujimą čia neanalizuoju, bet buvo ne kartą pabrėžta judėjimo dalyvių, kad greičiausiai reformatų judėjimas buvo viena iš priežasčių, kodėl Sapiegų parką pavyko apsaugoti nuo tos kardinalios rekonstrukcijos. Nes jie vyko gana panašiu metu ir aišku, tada jau Vilniaus savivaldybė gavo daug tokių ženklų, kad bendruomenėms nebūtinai patinka tai, kas yra nuleidžiama iš aukščiau. Aušra? Aš iš savo tokio politekonominio taško tai galiu pasakyti, kad jūs knygoje minite ne kartą Laisvos rinkos institutą, kuris labai drąsiai prieš 20 metų Šimašius net disertaciją apie tai parašė, neigė bendrojo gėrio savoką ir viešąjį interesą, nes jeigu jau tipo kažkas prisigrobė, tai jau ten ir jo. Jūs ne taip tiesiai sakot, bet aš juos labai gerai žinau ir 20, kaip jie atsirado, taip ir kovoju su šita idėja, kad neegzistuoja jokio bendrojo gėrio, jeigu nėra bendrojo gėrio, tai kokios čia viešosios erdvės, jeigu ten kiekvienas sėdim savo narvelį. Bet man ir iš to konteksto tada ir kyla toks klausimas labiau gal filosofinis, jau labiau, kad jis yra ir iškeltas ant knygos viršelio.
kad čia teigiama, kad autorė kreipia žvilgsnį kurie kaip politinė būtybė, ne visai sutikčiau su Viršeliu, nes turinį tam kreipiama dėmesio tikrai gale ir yra įdomios įžvalgos, bet nėra kokių nors ten sukrečiančių netikėtų kampų, bet pats jūsų asmeniškas, jau netgi nuo teksto einant trupučiuką, labiau atsakant į tą klausimą, kas mums žadama Viršelio klausimas, būtų toks. Ar apskritai menininkas, kuris visada yra, mano supratimu, autonomiškas. Aš skiriu kultūrą. Žinot, aš manau, kad praktiškai visada tas, kas yra tikras menas, yra autonomija. Tu gali turėti, čia ne apie finansavimo klausimas, dar kažko, tai yra tavo vidinės laisvės klausimas. Tai kokiu laipsniu tu gali, man klausimas iš tikrųjų žiauriai įdomus, kokiu laipsniu tu gali būti laisvas, nebūdamas bendruomenės nariu ir ko verta ta prasminė forma tavo laisvė. Kiek laisvėje yra įsipareigojimų tam, kas atseit deklaruojama, tiesai, gėriui, ta prasme, dalykams, kurie, aišku, mes galim kiekvienas sužaisti, ką mes matome po gėrių skirtingai, bet mes turime tokią vidinę, kad kažkas, kas yra, taip turim. Kiek tai yra kaip iš jūsų rašymo ir jūsų to, kas tikriausiai liko anapus trupučiuką teksto. Ar jūs apie tai mąstėte? Gal aš čia tiesiog primetu jums diskursą, kuris jums neįdomus ir tada tikrai nėra problemų. Galbūt ir nemačiau taip, kaip jūs formuluojat, bet aišku, klausimas yra labai svarbus, ypač šiandienos kontekste ir tame, ką ir dabartinio judėjimo organizatoriai teigia apie laisvės svarbą, apie kūrybinės laisvės, apie žodžio raiškos, aišku, kad apie tai eina visas diskursas, ar kad tam kyla pavojus, dėl to ar kovojam. Tai aš tai manau, tos vertybių sistemos yra įvairios. Ko gero, kiekvienas menininkas ar kūrėjas įsipareigoja kažkokiom vertybių sistemom, tai be abejo. Ir tas vienaip ar kitaip atsispindi kūrybinėje raiškoje. Kitas klausimas, būtent ar tai turi pasireikšti kaip kažkoks aktyvesnis išėjimas į bendruomenę, į visuomenę. Čia tikriausiai vėlgi pasirinkimo dalykas, nes kiek ir su tais menininkais, kurie dalyvauja, aktyviau įsitraukia visuomeninius reikalus, kalbėjau, ir jų dažnai išreiškima yra pozicija, kad gali, bet tikrai ne kiekvienas iš jų sako, net patys, būdami labai aktyvūs žmonės, ne kiekvienas sako, kad privalo. Gali ar privalo ką? Įsitraukti aktyviai tiek savo kūrybinę veiklą, tiek iš esmės visuomeninę kažkokią veiklą vykdyti, kaip kultūros kūrėjai pasakyti savo poziciją ar dalyvauti visuomeninėse reikaluose aktyviau negu, sakykime, kiekvienas pilietis. Jeigu galima, aš dar truputį patikslinsiu klausimą. Aš negirdėjau Šarūnas Sauka čia įsitraukinėja, bet man atrodo, kad Šarūno Saukos paveikslai visada buvo didelis kultūrinis protestas, nors žmogus sunkiau, labiau autonomiškai uždara, ypač kai mes mokėmės vienoje klasėje su daugybę metų, tiesiog jis už nugaros sėdėdavo, kažkaip jis ten sėda paskutiniam suolė piešdavo už mano nugarą. Ta prasme, tai tikrai sunku rasti. Tikrai yra labai asmenybė kompaktiška ir labai nepaprastai visuomeniška. Aš tam noriu pasakyti, kad kai aš klausiu, mane gal iš tikrųjų labiau domina tas kitas momentas, kad tas skirtis kultūra ir menas. Aš, pavyzdžiui, rašydama savo knygas ir jos yra apie ekonomiką, dažniausiai aš rašau tik apie kultūrą. Aš rašau apie žmonių mąstymą, apie tai, kaip jie suvokia erdvę, kurioje gyvena, kaip jie dalinasi savo darbais. Politekonomija yra nežmoniškai kultūrinis mokslas. Netgi šūkis, kuriuo einama, nėra bendrojo gėrio, yra labai kultūrinis šūkis. Tokio tragiško, su baisiom pasiekmėm visuomeniai dalyko.
Tai aš čia galbūt tiesiog noriu pasakyti, ne tai noriu pasakyti, kad menininkai privalo eiti. Nu, aš tikrai manau, kad galų gale netgi labai gražus momentas, kad Grybauskaitė pasikviečia Šarūno Saukos paveikslą pas save, taip, pasikabina prezidentūroje. Aš manau ne todėl, kad jis jai buvo labai įdomus, o todėl, kad tai yra madinga. Nu, tuo momentu buvo labai. Ir ką pirmą padaro, tai jas Nausėda nuima tą paveikslą. Pamenat? Nu ir po to jis jau ten mo lentynose guli. Tai, suprantat, iš tikrųjų, aš net netai, mano supratimu, jis yra ir tai, kad jis kabinamas ir kad jis nukabinamas, yra jo labai didelis politinis. Nu, ten, aišku, ir paveikslas yra tas, su mūsų istorinėmis visokiamis aspiracijomis. Bet aš, pavyzdžiui, šitame kontekste, kas dabar vyksta, ir aš jau sakiau šitą Vytautui, mes nenorime labai nuo tekstų nueiti, bet leidžiame savo nueiti. Taip, žiūrėkit, kas vyksta. Jie aiškina, kad juos domina kultūra kaip tokia. Ir jų laisvė, jų menininkų šiuo atveju, aš labiau dėl to kalbėsiu menininkai, o ne kultūros žmonės. Aš irgi jaučiuosi kultūros žmogumi ir galbūt apie kultūrą galėčiau pašnekėti su kai kuriais menininkais daugiau, nes jie daug didelį lauką kultūros laukų, politikos kultūros lauką ir atmeta kaip žemesnės kategorijos, nors tai yra nesąmonė ar ekonominė ypač. Bet iš tikrųjų tas niuansas yra koks. Žiūrėkite, kultūros ministerija, kur juos labai palėtė, atidavė Nemuno aušrai. Taip? Populistinis judėjimas. Bet ministerija, kuri įstatymiškai saugo žmogaus teises, Lietuvoje atidavė Vatnikui Tomaševskiui, kur jau atvirai yra ministerija atiduota. Ir atvirai viceministrė moteris jau yra, kuri griežtai teigia, kad mes jau visos čia gimėm gimdyti, nes daugiau ir neturim čia ką labai veikti. Kažkaip aš nežinau, aš kol kas negirdėjau. Tas kontekstas, man atrodo, kada tu susiaurini, kad menininkų, jeigu tas judėjimas galėtų, aš iš tikrųjų suprantu, kaip sudėtinga kalbėti, kai esi procese. Taip, bet pabandykim rizikuoti. Taip, jeigu tu kalbi dabar, bet mums reikia iš tos ministerijos, tu gausi kitą ministrą. Gal tu gausi kitą partiją. Taip, bet ar tu gausi tą kultūrinę sėkmės istoriją? Man tas klausimas apie sėkmę visada labai juokingas. Didžiausios mūsų gyvenimo sėkmės dėja paradoksaliai yra mūsų nesėkmės. Jeigu mes jas gerai suvirškinam ir padarom kažkuo tai. Bet tas momentas, ar jie išeis į platesnį kontekstą, jeigu vis dėlto bus akcentuojama pirmiausia šitą kūrybinę nesutikimą su pareigybė, tai aš nežinau. Bet ar nėra taip, kad jau peržengė tos grinai menininkų gildijos ribas? Nes vienas dalykas, kas jau yra pasiekta, kad yra labai išplėstas politinio veikimo laukas. Ta prasme, kai mes patyrėme, kad, sakykime, ta politinė kultūra, kuri irgi yra kultūros dalis, nuolat pramušinėja kažkokius dugnus, bet tai yra normalizuojama, tarsi tai būtų, Žiūrėkit, bet kultūros žmonės ją labai dažnai normalizuoja, kai jie rinko Nausėdą, žiūrėkit, frazė, tų pačių kultūros žmonių. Aš jau turiu savo gyvenime tiek girdėjus, kad galiu pacituoti. Jie renka 2019 prezidentą ir sako, mums tinka Nausėda, nes jis kultūringas. Visi kiti kandidatai, dar tiesa Puteikis buvo papildęs į kultūringų tarpą, nes ir jūs jį minite, nes jis iš, paminklosaugoj vienu metu buvo. Aš nežinau, kaip čia koreliuoja, bet suprantat, ir yra čia tas niuansas, kokiu laipsniu galima pasiekti politinių tikslų, o prasideda judėjimas nuo visiškai švaraus politinio tikslo. Nuimkit šitą žmogų. Aš nediskutuoju apie tą žmogų, man jis juokingas, bet, yra, taip, nuimkit jį. Ir pakeiskit iš viso mes tam. Tu darai politinį judesį. Šiaip, normaliai, demokratiniai visuomeniai, tai daroma taip. Eini į partiją ir kovoji.
ir tada tu turi palaikymą. Bet Bet kai politinė sistema degraduoja, tada reikia, kad ateitų kažkas iš išorės ir šiuo atveju... Jeigu tau sako, tu esi nekultūringa, nes tu esi politikė, o politikas yra tas, kuris vagia, kiekviena sistema degraduoja. Aš politikoje formaliai partijoje esu 2,5 metų, o 10 metų veikianti politikė. Iki tol klasikinis, absoliutai aiškus viešasis intelektualas. Suprantat, iš tikrųjų, ir man labai gerai tas šuolis labai matosi, kaip tu iš viešo intelektualo staiga tą dieną, kai ištiesi ranką virš Konstitucijos Seimo salėje, jau prarandi visą savo gebėjimo galės ir tada kiekviena žiopla žurnalistė, tokių interviu sutrat, klausia, ką jūs ten veikite? Suprantate, iš tikrųjų, man tai labai norėtųsi tame kontekste, ir čia tarp kitko knygoje yra, mano klausimas nėra ištrauktas visiškai iš mano sąmonės. Jūs čia minite ir Skaistę, ir konservatorius sukabintų su Nemuno krantine Kaune, ir tuos pačius, jo kaip oponavimo dalyką Lietuvos atveju, tą laisvos rinkos institutą, kuris akivaizdžiai Lietuvoje dėl ypatingai skurdaus kultūrinio lauko, ekonomikos lauke yra kažkodėl tai laikomas ekonomika, nors tai yra tikrai labai rybinė, labai marginali sritis, koncepcija, kurią jie turi galvoje. Tai iš tikrųjų yra vadinasi ir ten netgi yra pripažįstama, kad to judėjimo Kaune žmonės sako, kad mums labai padėjo ten, Kauno, ten tos tie politikai. Čia net nesvarbu politinė partija. Aš čia neakcentuoju, kad yra geros ar blogos. Žmonės yra žiauriai skirtingi ir reikia kažkaip su savo gal ten lauku mąstyti. Tai aš tai nesutikčiau taip visiškai su tuo momentu, kad vienintelis tinkamas kelias eiti per įprastą tokią demokratinę sistemą, kuriam partiją, dalyvaujam, renkam po truputį, auginam reitingus, galiausiai pasieksim. Puikiai suprantam, tas kelias yra lėtas. Tai jeigu kažkam atrodo, kad yra degantis klausimai, kurie turi būti sprendžiami čia ir dabar, tai aišku, judėjimas yra protestas visų pirma, paskui judėjimas, kurios iš to išauga, tai yra sprendimas, kuriuo mes tikimės daug greitesnio poveikio viešai nuomonei. Kitas dalykas, tai galim vėl į tą patį nepriklausomybės sąjūdį atsiremti ir grįžti. Judėjimai išaugina politikos. Tai dabar mes galime turėti vilties, kad jeigu judėjimas nepasibaigs ties tuo vienu klausimu, matome asmenybių, kurie labai greitai per šitą trumpą laiką labai išaugo, išvystė neįtikėtinai savo retoriką, pasidarė žinomi. Galbūt jie bus tie ateities mūsų politikai, kurie ar prisijungs prie vienos iš esamų partijų, ar steigs naują, aš tikrai nesimučiu spėlioti, nei diskutuoti. Bet tie judėjimai, akivaizdu, kad jie išaugina tuos politikus. Kitas dalykas, vėlgi, ką mes matom žiniasklaidoje, tai dažniausiai, jie gaudo tas karštas staigės naujienas. Mums atrodo, kad išaugo čia judėjimas, staiga protestas, kažkas įvyko. Yra tas momentas, kad staigiai susitelkė, parengė peticiją, viskas čia dega, nes sprendimai priimami čia ir dabar reikia. Bet iš kitos pusės, jeigu tu esi tam kultūros lauke, viduje, tai tu matai tas diskusijas, kurios eina metai iš metų, tik tiek, kad nėra tokios politinės valios, kad vienas ar kitas klausimas būtų taip labai ryškiai iškeliamas ir prieštaraujama ar kažkaip kvestionuojama ta kultūros politika, taip aukščiausių politinių lygmenių. Dažniausiai tie pasikalbėjimai debatai yra, sakykime, to lauko, tos bendruomenės viduje ir netgi ir tie pagrindiniai veidai, balsai, kuriuos mes dabar girdime, tai irgi neatsirado iš nieko, nes tai yra žmonės, kurie ilgus metus tose debatuose dalyvavo ir pakankamai dažnai tos klausimus keldavo, tu tą gali matyti, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose. Tai tas įspūdis, kad viskas staiga vyksta dabar ir dega, jis iš vienos pusės yra teisingas, bet taip nėra 100%. Daug yra pavaldinių dalykų, kurie formavimasi, priveda prie to. Mes paminėjom tiek jūs, tiek Aušra, ir jūsų klausė daugelis žmonių, tai
kas galėtų būti sėkmė, kaip mes įvardintume sėkmę sėkmė, man atrodo, jau yra. Kultūros judėjimo. Tai man irgi atrodo, kad jau sėkmė yra pasiekta. Jau yra didelė sėkmė. Tai yra geriausias dalykas, kuris įvyko per pastaruosius keletą metų. Tai yra iš tikrųjų visuomenės atgimimas, kuris viena vertus, pasižiūrėkite į parašų skaičių už tos peticijos. Dabar aš šiandien pasižiūrėjau, yra 81 000 žmonių, bet ten yra institucijos, asociacijos, festivaliai, bibliotekos, viešusios įstaigos, kuriuose dirba daugybė žmonių. Tai tas skaičius 81 000, jis yra per mažas skaičius, nes tuose institucijose, kurios išreiškia savo palaikymą, dirba žymiai daugiau žmonių. Kitas, tai šis didelis skaičius rodo, kad politikos laukas išsiplėtė. Galima sakyti, tai kur čia sėkmė? Tai sėkmė yra ta, kad jeigu mes sakom, kad demokratijai vienas iš pagrindinių pavojų yra, kad politikos laukas susiaurėja ir tada ten žaidėjai yra tik tai profesionalūs politikai arba valstybės tarnautojai, o piliečiai jau sako, mes nedalyvausim čia, nes mums arba neįdomu, arba mes atidavėm kitiems. Tai šiuo atveju politikos laukas yra drastiškai išplečiamas, tai jau yra sėkmė. O kitas dalykas, kuris atsispindėjo vakarykštėse apklausose, tai rodo, 45% Lietuvos žmonių palaiko šį judėjimą. Tai yra fantastiškas skaičius, bet kas yra dar įdomiau, kad miestas ir kaimas, kaimo vietovėse 42% palaiko judėjimą, tuo tarpu visoje Lietuvoje 45%, tai praktiškai statistinės paklaidos ribose. Reiškia, šiuo klausimu nėra tos skirties tarp tų įsivaizduojamų dviejų Lietuvų, apie kurias mes čia visą laiką skalambėjom ir maždaug, tai čia yra Vilnius viena vertus, ten Vilnius ir Kaunas ir didieji miestai, o kita vertus, yra ta visa likusi Lietuva. Šiuo klausimu visa Lietuva yra išvien. Ir tai, mano nuomonė, irgi yra sėkmė. Kaip jums atrodo? Tai, tas sėkmės klausimas toks labai neapibrėžiamas, nes tikrai, jeigu mes paklaustume judėjimo organizatorių, jie tikrai mums kitą atsakymą pateiktų. Akivaizdu, kad jiems sėkmė šiuo atveju būtų konkrečios partijos patraukimas nuo konkrečios ministerijos, nes jį matoma kaip didelis pavojus kultūros laukui, kuris suprantamas plačiai traukiant žiniasklaidą, iš principo pavojus laisvai minčiai ir tam tikros propagandinės grėsmės, ar ne? Mano pozicija yra šiek tiek kitokia, aš kaip tyrėja, tai vėlgi, iš vienos pusės man sunku kažką vertinti, nes nėra visiškai jokio atstumo laikė, nes paprastai žiūrime gerokai atgal. Iš kitos pusės, tai aišku, mobilizacija didžiulė jau yra sėkmė, didėjantis palaikymas, kuris pasireiškia per tai, kad kiti laukai, kiti profesiniai laukai yra po truputį įtraukiami, yra išsakyta tų palaikymo žinučių pedagogų, medikų, žemdirbių. Taip, aišku, tų organizacijų yra įvairių, tai negalima sakyti, kad dabar visi žemdirbiai palaiko, visi medikai palaiko ir galų gale, kas yra svarbu suprasti, nes vis tiek, kai kažkoks judėjimas labai yra mėgstama ir matoma pripaišyti kažkokią politinę srovę. Šiuo atveju yra vertybinis judėjimas žmonių, kurie savo politiniam pažiūrom, aš garantuoju, yra labai skirtingi nuo iki, visa politinė skalė. 45% palaikymas, tokių partijų nėra, visiškai jau vien tai akivaizdžiai rodo, kad tiesiog skirtingi žmonės. Ir kas yra įdomu, pratęsiant šitą temą, mes kaip ir natūraliai darom prielaidą, kad tarp tų, kurie palaiko šį judėjimą arba sąjūdį, man patinka tas žodis kultūros sąjūdis, kad tarp šių žmonių nėra tų, kurie balsavo už Nemuno aušrą. Bet vien pasižiūrėjus į skaičius tų žmonių, tikrai tarp jų yra tų, kurie balsavo už Nemuno aušrą, bet šiandien
Jie suprato, ką jie padarė. Jo, tikimybė yra. Ir tai yra sėkmė irgi. Tikimybė yra, aš nežinau, apklausoje ko gero nebuvo koreliuota su tais balsavimo duomenėm, nebuvo klausta. Tikrai garantuoju, kad yra nemažai tų, kurie už socialdemokratus balsavo, tai čia garantuotai. Nes vėlgi, kaip sakiau, yra labai konkretus vertybinis klausimas. Dabar dėl tos sėkmės sąvokos, vėlgi aš su jumis, Aušra, iš dalies sutikčiau, kad mes neturėdami perspektyvos laike niekad nežinosim, ką mes galime apibrėžti kaip savo sėkmę, nes tam tikra nesėkmė gali galiausiai laikė paaiškėti, kad jinai buvo ar didžiausia sėkmė, ar bent iš dalies sėkmė. Arba didžiausia nesėkmė. Jeigu vis dėlto mes pakliūtumėm į tai, apie ką nesinori kalbėti, ir geriau nekalbėkime, bet techniškai tai, kad yra tokios partijos kaip Tomaševskininkai ir Menas, tai yra šitas Nemunas, man ten, aš jau tą Aušrą nenoriu sakyti, mane baisiai mano nors vardą pasakyti. Tai toks, Nemunas Dešras. Ai, baisiai, negražu kažkaip. Tai, žiūrėkit, taip. Tiesiog, man būna skaudu. Kaip yra skaudu. Tai va, jeigu mes įmame, kad ten yra dvi partijos, kurių ypatingai Tomaševskininkai yra atvirai antivalstybiniai, tai mano profesija žinoti, kas atsitinka su visuomenėmis. Ir tai yra visiškai nestabilu. Černausko knyga, kuri, man atrodo, turėtų visi lietuviai turėti prie lovos pasidėję 1940 metų vasarą, paskutinę mūsų vasarą, nes kaip tu sunkiai sugauni, kada viskas baigėsi. Tai aš nesakau, kad gali būti nesivaikti galų gale iš istorinės perspektyvos, duos Dievas, aš jau būsiu numirus, kai tai vyks. Ta visiška nesėkmė, kaip mums atsitiko praktiškai visiška nesėkmė 40-ais. Bet aš dabar jaučiu didelę sėkmę tame, kad mes apie tai kalbame, kad mes einame, kad kiek daug žmonių slankiojo sekmadienį, net buvo oras bjaurus, bet vis ėjo ir džiaugiasi. Ir tie 42% kaina man buvo tokia šventė. Tai čia yra sėkmė, o galutinė sėkmė iš mažų sėkmučių pasidaro. Prašau. Tai aš dar taip pagalvojau, ką aš dar, vėlgi iš tokios gal tyrios perspektyvos, kas man atrodytų kaip dar viena iš tokių sėkmių, nekalbant apie konkrečius reikalavimus, kurios kelia judėjimas, bet labiau galvojant iš principo apie tą protesto ir socialinių judėjimų kultūrą Lietuvoje ir apie tą pilietinės visuomenės augimą. Tai, kad keisis nuomonė, apskritai požiūris į tokias pilietinio įsitraukimo, pilietinio dalyvavimo formas. Tiek viešoji nuomonė politikų, sakykime, ir bendra viešoji nuomonė, tai, kas transliuojama žiniasklaidoje, nes jeigu ką matydavom anksčiau, kad labai tokio negatyvaus, kadangi ta kultūra yra gana jauna, tai vis dar žiūrima buvo kaip į tokią labai jau kraštutinę nekonvencinę pilietinio dalyvavimo priemonę, kad čia, ar tikrai reikėtų imtis, ar čia yra legitimus būdas, eikite ir balsuokite. Maždaug visą laiką stumiama į tą, kas aišku yra svarbu, pas mus dalyvavimas rinkimuose yra žemas, ar ne? Kad daugiau žmonių dalyvautų rinkimuose. Bet iš principo suprasti, kad yra labai įvairių pilietinio įsitraukimo būdų ir tai yra vienas iš jų. Ir dabar jau mes tų pozityvių ženklų matome, net ir iš politikų, kurie, aišku, aš irgi čia matau visokių pavojų, kai jie ten taip, tai šaunuoliai, kad protestuojate, labai gerai, kad tokie pilietiški, kad įsitraukėt ir taip toliau. Tai yra pozityvios nuomonės formavimas, nors, aišku, aš tai matau kaip tokį nusavimą, kur, džiaugiamės, kad jūs padedat mums tą demokratiją palaikyti ir kurti tokiu savo pilietinį įsitraukimu, bet ko jūs ten prašote ir reikalaujate, gal čia maždaug antroje vietoje, nėra taip svarbu. Tai čia toks yra... Jūs turite į tą kultūrinę apropriaciją, pasimti tą kapitalą... Taip. Iš esmės, visi mes kurim demokratiją ir tada politikai sako, kaip gerai, žiūrėkit, mes demokratiškai. Bet kartais, sutikime, mūsų visuomenėje politikas yra nužeminamas. Aš labai esu antitavinistinė, ką tiesiai jums pasakysiu čia visiems, su šita retorika, kuri jau sukaltai ir kodėl balsuoja galiausiai Žemaitaitį, visi yra vagiai.
pas mus ir tada būti, ir pas mus Lietuvoje labai įprasta, gal daug dieve, ta bus sėkmė, jeigu tai pasikeis. Aš čia taip žemai nepolu, kad į partiją stočiau. Taip, kas tada lieka partijose, tada atsiranda va tokios partijos. Tai čia tas atsijungimas, jis yra iš tikrųjų ir labai pavojingas. Ir jisai yra labai kvailai arogantiškas. Tai tą aš labai visą laiką taip matau. Ir aš labai suvokiu tą menininko, man iš tikrųjų tą menininko autonomija, man atrodo, yra labai gilus dalykas, todėl kad kai tu kuri, tu turi turėti labai mažą individualų uždarą lauką. Bet tu visą laiką turi būti lauke, kurį tu girdi. Aš gal ne visai aiškiai šneku. Ir ta nepagarba dažnai tiems menininkams gali būti suplanuota iš politikų pusės, iš to, kad jie žeminami. Ir žinot, ką geriausiai nusiperka kultūrininkai? Tuos, kurie jų nežemina žodžiais, bet realiai juos nekreipia jokio dėmesio. 2018 metais Valdovų rūmai atsėdi kandidatas Nausėda į prezidentus pirmą kartą ir nežino, kas yra Tomas Venclova už jo nugaros, kurio knygą pristato. Pilna salė. Man tada vakarą paskambino brolis. Sako, Aušra, tu žinai tokį? Žinau, ekonomistas tokį. Klausyk, sakė, mes 20 minučių laukiam, jis pavėlavo, jis pristatinėjo Tomo Venclovos knygą, su juo nepasisveikino, Tomas Venclovas sėdėjo ant scenos ir taip žiūrėjo. Suprantate, bet jis lengvai nusipirko, todėl, kad jis yra, nekonvencinis. Suprantat, iš tikrųjų, ten jūsų knygoje yra labai daug dalykų, kurie galėtų būti labai puikiai virsti giliomis filosofinėmis knygomis. Aš ta prasme, tikrai čia su dideliu susižavėjimu ir aš tų malonumų skaičiau. Bet yra tos vietos, kada, pavyzdžiui, prasideda. Man, pavyzdžiui, labai patiko, kad Urbonai darė performansą ir savo meną iš to, kaip daroma politika, nes politika visais laikais yra performansas. Tu turi būti kažkas tai, kad tave matytų. Tai politika, kada visą biurokratinių įstatymų rašymų, tai yra biurokratizmas, o ne politika. Tu prarandi gyvybę to proceso. Bet jeigu menininkai atsijungia nuo to performanso politikoje, jie ir padaro tą politiką totalitariai, tokia suvienodinta. Taip, ką Mažeikis labai gražiai čia šiom dienom parašė. Vienaplanė, tokie visi vienodi, tokie. Tai man atrodo tas bendradarbiavimas, kada tu pagarbiai žiūri į to žmogaus laisvę, bet tas žmogus, jeigu jis laisvas, jis iš tikrųjų ir tavo laisvę, tada turi žiūrėti pagarbiai. Bet čia yra ta tokia, dialektika, kurią verta apsvarstyti. Tai aš čia sutinku ir čia tas yra svarbus dėmuo, svarbios kryptis, kad tie dalykai turi būti abipusiai. Tai iš vienos pusės, kad mes jaustumėm kaip visuomenė pasitikėjimą ir pagarbą iš valdžios struktūrų, iš įvairių institucijų, bet aišku, kad tai turi grįžti ir atgal. Bet tai formuojasi per sprendimus ir laikė. Jeigu tu nuolat jauti, kad institucijos nereaguoja, kad veikia ne taip, kad nuolat yra, aš nekalbėčiau apie ten jokį vagimą, pažeidimus ar kažką, bet tiesiog kažkoks ignoravimas iš jų pusės į visuomenės reikalavimus, tai tada aišku, kad tas pasitikėjimas menksta. Aš tai čia net nežinau, pagarba yra svarbu, gal aš vartočiau tą žodį pasitikėjimas, man jis labai patiko. Taip, aš sutinku, kad jūsų žodis geresnis. Čia net ne tai, kad mano žodis, aš pagalvojau, kad jis tinkamas, mes buvom tokioje diskusijoje to protesto kontekste ir Jurgis Griškevičius, kuris yra Ruginienės patarėjas Seime, ne kaip ministras pirmininkas, bet kaip Seimo narys, jisai tą pasitikėjimą paminėjo ir aš galvoju, tai yra tiesiog žiauriai svarbu, nes pasitikėjimas institucijom yra, sakykime, aš tai nežinau statistikos, bet jisai tikrai galėtų būti Lietuvoje aukštesnis. Bet iš tos viešos retorikos taip pat ir matome tą nepakankamai aukštą pasitikėjimą visuomenę, nes kai yra sakom, ar konkrečiais jos nariais.
Nes kai yra tokia retorika, kad, va menininkai tegu eina kurti meninko, arba kodėl čia kultūros kūrėjai, jie tikrai turi kompetenciją tam politikos lauke, bet palaukit, ta prasme, kas yra politikai, kas sudaro tą politikos lauką. Tai iš įvairiausių profesijų ateinantys žmonės, čia mes neturim, aišku, turim Tarptautinių santykių politikos mokslo institutą, bet nereiškia, kad ten iš jo ir išauga mūsų politikai. Jie ateina iš visur. Tai kodėl dabar mes galime sakyti, kad kuri nors visuomenės grupė neturi tų tokių kažkokių politinės valios ir nuomonės viešos reiškimo galimybės. Aišku, kad turim visi. Tai man atrodo, kad šis aspektas būtent ir iliustruoja jau teigiamą poveikį šio kultūros sąjūdžio, kad jisai sulaužo tą maždaug, žinot, bibliotekos pas mus yra depolitizuotos, tai jūs nesikiškite į politiką, o dabar... Čia kas nors taip sakė? Depolitizuotos bibliotekos skamba nuostabiai. Kadangi Lietuvoje viešosios bibliotekos yra pavaldžios vietiniams savivaldybėm. Tai jos yra politinės, nes priklauso tarybai, kuri yra politinis organas. Bet bibliotekų įstatymė parašyta, kad ten jos yra depolitizuotos. Ir kai ta depolitizavimo sąvoka suprantama tokiu plačiu mostu, kad maždaug, tai aš galiu suprast, kad institucijose, partinė veikla, tarkime, neturėtų būti vystoma ten darbo metu, bet dalyvavimas, tas visiškai nedraudžia dalyvauti politikoje, bet kažkaip tai tas depolitizavimas sterilizuoja tą politinį lauką ir jį susiaurina, iki to, kaip jūs sakote, tai maždaug tu politikoje negali dalyvauti, jeigu tu nebaigęs TSPMI, reiškia, nes tu ne politikos specialistas. Politika yra visų reikalas, visų piliečių reikalas demokratijoje. Taip, viso polio reikalas. Viso polio reikalas. Taip, šaknies. Grįžtant prie jūsų knygos truputėlį, jūs įvardijo tokius kelis aspektus, kai jau apibendrinat tuos 3 judėjimus arba 3 protestus. Pirmas dalykas – emocinė reakcija. Tas pirminis impulsas – moralinis šokas, arba ką vadina moral outrage. Žiauriai man patiko. Tiek tuose protestuose, tiek šiame buvo tas emocinis šokas, ar ne? Kaip toksai, išprovokavęs veiksmas. Kas tai buvo? Konkrečiai dabar? Konkrečiai dabar. Tai žinom, kas buvo, ministerijos susikeitimas ir kas sakė, bet iš tikrųjų tas pirminis, ar ne, kad ministerija perduota kitai partijai negu planuota. Ir svarbu suprasti, nes vėlgi, jeigu galvojam apie kritiką, šiaip kritika yra svarbu. Ir aš labai vertinu, kai žmonės kritikuoja, paima tokius programinius kažkokius tikslus ir sako, ar tikrai šitie judėjimo tikslai yra gyvendinami, ar tikrai jie yra tinkami, gal taip, gal anaip. Tai čia yra, ta kritika svarbu, viskas ok. Bet kai kritikuoja tokiais argumentais pasiremdami, tai dabar, kodėl protestuojat, dabar, kodėl neprotestavot, kai ten kas nors anksčiau, ankstesnėse ministerijose buvo padaryta ar pasakyta ar panašiai. Tai apie ką eina kalba, įvyksta kažkoks įvykis, jis yra konkrečiame laike ir vietoje. Tai akivaizdu, visi supranta, kad todėl, kad mes esam tokioje geopolitinėje situacijoje, kokia yra dabar, todėl tai buvo didžiulis moralinis šokas, nes yra didelis nerimas, baimė ir nuolat visur deklaruojama, kad gali įvykti labai nepalankus politiniai pokyčiai, kaip eilėje kitų šalių. Tai gali būti paskutinis kartas. Tai šūkis, taip. Šūkis, jo. Geras šūkis. Labai geras šūkis. Bet jis įvardija tą nerimą. Taip, bet beje, jūs klausite apie emocijas, tai tas šūkis, nes ką pastebi socialinių judėjimų tyrėjai, kurie iš tikrųjų daug tyrinėja emocijas, tai jie išskiria tos, ir čia knygoje yra parašyta, tos teigiamą, neigiamą polius, kurių nuolatinė sąveika yra labai svarbi, kad tas judėjimas tęstųsi toliau. Tai tas šūkis labai, sakyčiau, gudriai tą įkūnė, kas buvo
manifesto kūrėjų akcentuojama, kad tai gali būti paskutinis kartas, aišku, jis skamba galbūt iš pirmo pagalvojimo mums labai dramatiškai, na tai paskutinis kartas, kai mes esame laisvi reiškime savo nuomonę ir taip toliau, bet jie akcentavo ir tą pozityvę pusę, galbūt tai bus paskutinis kartas, kai mes prašome, galbūt mums pavyks išsireikalauti to, ką norime. Tai to pozityvaus emocinio užtaiso irgi buvo bandyti įdiegti. Tai taip ir tai vis pilnai susijęs su mūsų gyvenamo laiku, nes jeigu jau keletą metų už sienos, ne visai tiesiai už sienos, bet netoli nevyktų intensyvus karas, nebūtų tokių didelių poslinkių į kraštutinę dešinę Europai, tai aišku, kad net ir toks ministerijų sumainimas ir atidavimas tokio pobūdžio partijai greičiausiai nebūtų iššaukęs tokios reakcijos, nes ji tiesiog savyje neneštų tiek pavojaus signalų apie situaciją. Mes visi kaupiame viduje nerimą, bandom jį suvaldyti, bet kartais jis taip kyla ir o kadangi tai tęsiasi jau ilgai, tai jau mes jo turime dozę šitų nuomonių. Greičiausiai tas lauko susivienimas, nepaisant gana skirtingos politinių pažiūrų skalės, būtent ir ateina iš to, kad jau tokio pavojaus akivaizdoj šiek tiek numetam kitas pažiūras kažkur atgalios už nugaros ir galvojam būtent apie tą konkrečią situaciją, kuri atrodo pavojinga. Jeigu nebūtų tokia politinė situacija, greičiausiai gal būtų daugiau tokių, aš tai palaikau tą partiją, aš palaikau aną, čia mane pakeliu. Kitas veiksnys, kurį jūs įvardino nagrinėdama tuos 3 protestus praeityje, yra tinklaveika. Tarp kūrėjų. Kūrėjai turi daugybę neformalių ryšių tarpusavyje, vieni kitus pažįsta, gali greitai organizuotis. Šiuo atveju taip pat atrodo, kad šita tinklaveika buvo labai svarbi tam pirminiam impulsui, kai viskas išplito labai greitai. Dalykas tiek tam, kas įvyko, bet ir galvojant apie ateitį. Ir ką turbūt visuomenė nepamato, apie ką niekas anksčiau nebuvo pagalvojęs, iš tikrųjų, kad labai yra daug tų kultūros įstaigų įvairaus lygmens ir mažyčių, ir didesnių, ir valstybinių, ir savivaldybėms priklausančių, ir nepriklausomų VŠI visokiausių. Ir kitas dalykas, taip, jos yra labai tampriai susijusios į tuos tinklus, būtent kodėl? Dėl to, kad vykdomi skirtingi projektai ir vienu atveju vieni žmonės dalyvauja, kitu atveju kiti. Vienam spektaklį vaidina vieni aktoriai, kitam spektaklį vaidina kiti parodos, tenais kultūriniai renginiai, taip pat ir tas sąsas su regionais, jie važiuoja ten. Vilniaus, kurie važiuoja į regionus, kurie atvažiuoja čia, tie tinklai nuolat organiškai labai stipriai persipina. Daug žmonių pažįsta daug žmonių ir dėl to yra galimybė tam judėjimui labai išplisti. Tai, ką judėjimo organizatoriai minėjo, kaip nuostabu, kad čia vos per savaitę sugebėjom suorganizuoti, ne tai, kad suorganizuoti, susiorganizavo toks didžiulis kiekis renginių, kurie vyko vienu metu visoje Lietuvoje. Tai ir mažesnių judėjimų mastų tokie pastebėjimai būdavo čia ir toj knygoje nagrinėti, reformatų, pavyzdžiui, atveju. Ta nuostaba, kaip taip staiga, nors atrodo tiems renginiams surengti reikia daug laiko, įstaigos dirba metus, tarkim, visus, kad ką nors padarytų, parengtų spektaklį, atidarytų parodą, ten pasiruoštų kažkokiam koncertui. O čia viskas taip greitai. Iš turimo resursų, kai yra tokių žmogiškų, kai yra galimybė, viskas labai greitai įvyksta. Bet kas man dar atrodo svarbu apie tą tinklaveiką kalbant, tai turim suprasti, kad tas kultūros laukas tai nėra tik žmonės, kurie tiesioginė prasme kuria kultūrą ar meną. Taigi tiek yra sąsajų su visais kitais veikimo laukais. Logistika, tau reikia kažką nuvežti, visa produkcija, tu perki medžiagas, priemonės, nežinau, reklama, komunikacija, daugybė skirtingų profesijų, technikai įvairiausių. Į tą lauką įsitraukia, jie savęs tiesiogiai nelaiko kultūros kūrėjais, bet jie yra tampriai susijęs su tuo lauku ir jeigu bus iš tikrųjų sugebėta mobilizuoti ir tuos žmonės, kurie
ateina iš labai įvairių ir politinių pažiūrų, ir labai skirtingų socialinių sluoksnių, tikriausiai galime taip sakyti. 45% jau rodo, kad jie palaiko. Tai čia staiga mes ir pamatom, koks šia prasme kultūros laukas yra galingas, nes tikrai ne kiekviename profesinėme lauke yra va tiek skirtingų žmonių įsitraukę. Tai, nežinau, kai pedagogai streikuoja, aišku, tai palaikom visi, bet visų pirma, kas išeina? Mokytojai. Na, tai palaiko mokiniai ir tėvai. Čia šiaip pakankamai platus laukas. Na, bet vėl, ten viešojo transporto vairuotojai streikuoja. Tai labai liečia mus, bet vis tiek mes kažkaip galvojam, kad tai yra labiau jų reikalas. Tai vat čia yra tokios galimybės labai skirtingus, didelės masės žmonių iš tikrųjų patraukti savo pusę, parodant, kaip mes visi esam tampriai susiję per tą lauką. Na, ir trečias aspektas, kurį jūs paminėjot, tai buvo menininkų supergalios. Tai yra tai, kad paprasti žmonės, jūs vartojot paprasti žmonės su nepaprasta galia. Čia ne mano terminai, taip gerai. Paprasti žmonės, tai čia tas kultūros ministras irgi sakė, kad jis paprastas žmogus. Bet supergalios tai jis neturėjo, o menininkai turi tą nepaprastą galią, kurią jiems suteikia kūrėjo šlovė. Kūrėjas, kaip žinia, yra dieviškas dalykas, būti kūrėjų, tai būti panašiu į Dievą, ar ne? Na, nežinau, čia toksai gal modernistinis požiūris, dabar jau mes taip negalvojam ir nebesakom iš tikrųjų. Labiau tą paprastų žmonių pusę. Čia tie apibrėžimai iš tikrųjų ne mano, jie ateina iš kitų tyrimų, kur ir čia, aišku, reikia turėti omeny, kokie skirtingi tos situacijos būna priklausomai nuo konkrečios ir šalies. Na, tai jeigu galvosim apie Jungtines valstijas, kur menininkai iš tikrųjų turi galimybę susikrauti labai didelį tą simbolinį kapitalą visuomeniai, galų gale finansinį kapitalą, ten konkrečiai, kur buvo tyrimai daryti apie Holivudo aktorius, tai aišku, mes įsivaizduojame, kokio lygio jie yra pasaulinės žvaigždės ir jiems tada atsistoti ir pasakyti, aš palaikau tą arba tą reikalą, tai reiškia, kad ta žinia bus sklis pakankamai plačiai, jie tą savo turimą galią žiniai kažkokiai skleisti, palaikyti naudoja. Lietuvoje, na, aš tai nežinau, aš nemanau, kad taip kultūros kūrėjai labai daug to simbolinio kapitalo susikrauna. Apie popkultūrą galim galvoti, tikrai tenais yra nemažai to ir dėl to normalu, kad labai noriai popkultūros kūrėjai ir šiuo atveju įtraukiami, Andrius Mamontovas, kuris, aišku, dėl sąsajų su Sąjūdžiu visų pirma, bet taip pat tai yra, aišku, žmogus, kuris yra plačiai žinomas, plačiai sekamas, na, ką jis pasako, mes girdime, ne? Bet ir kituose, ten mano nagrinėtose judėjimuose, tų popkultūros žvaigždžių tikrai įsitraukdavo, Jurgis Didžiulis, kiti muzikantai, tai jų balsas yra svarbus per tą žinomumą, o tiesiog apskritai kalbant apie kultūros kūrėjus, kas man asmeniškai atrodo svarbu, tai tokios išvystytos diskursyvios galios, ką aš turiu omeny. Dažnai tie žmonės moka ir gali pakalbėti už save ir apginti, ir argumentuoti, ir išreikšti tas savo idėjas. Tiek žodžiu, tiek tenais žiniasklaidoje kažkokius komentarus teikdami, tai mes taip iš tikrųjų ir įsivaizduojame, bet viešasis intelektualas tą savoką, ką jisai turi daryti, jisai kalbėti, viešai nagrinėti klausimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su jo ten profesiniu lauku, bet jis tas turimas savo galės ir žinias panaudoja ir vėlgi šio judėjimo kontekste tikrai ne vienas žmogus mačiau. Į Leonidą Donskį nurodo. Iš dabar veikiančių, apie Gintautą Mažeikį galim kalboti žmonės, kurie tikrai labai tą kalbėjimą išnaudoja savo palaikymui. O ką aš sužinojau iš žmonių, su kuriais dariau interviu, iš tų kultūros kūrėjų, kurie dalyvauja judėjimuose, ką jie patys mato kaip tokia kažkokia menininko duotybė, tai kad vis dėlto per tą kūrybinę, ar netgi žiūrint plačiau ir tokia kultūrinė, humanitarinė veikla yra, sakykime, kažkoks įžvalgumas, intuicija išlavinamas labiau, kuri padeda taip
aiškiau suvokti jų nuomonę, visuomeniai vykstančias negerovės, susijęti tas skirtingas negerovės, matyti tuos kažkokius galbūt besiformuojančius modelius, kurie jau gali signalizuoti apie tai, kad kažkokiais grėsmės iškyla. Tai irgi taip, kaip menininkų, jūs vartojate žodį supergalia, tai jeigu taip šnekėsime apie supergalias, tai galėtų būti apibrėžta. Supergalia. Supergalia remiasi ne tik tai tuo žinomumu, bet taip pat ir savotišku nesuinteresuotumu tų žmonių. Bet tas elementas, atėjo Karolis Kaupinis ir pas premjerę. Ir pirmas dalykas, kurį premjerė pasiūlė, tai buvo, mes jums padidinsim finansavimą. Nes toks supratimas, paimi, paperki ir viskas baigėsi. Ir žmonės sakė, palaukit, jūs nesupratot, apie ką tai viskas čia vyksta. Ir va tai yra autonomija. Nebūt suviliotiems pinigų, bet eit ne paskui pinigus, bet eit paskui principus. Ar ne? Ir tai suteikia didžiulį autoritetą. Dėl tų finansinių dalykų aš net nežinau, ar dėl to, kad galvojama, kad tai tvarkomi dalykai, gal veikiau čia susiję ir su tuo, kad vis tiek, mes žinom, tas kultūros sektorius Lietuvoje nėra turtingas. Šiaip niekur pasaulyje turbūt nėra kažkoks turtingas sektorius, iš tikrųjų daug metų kalbama ir apie tuos neaukštus atlyginimus ir visą kitą, tai aišku, kad tai yra svarbu, bet čia labiau apie tokį, taip, supratimą, kad pirmiausia, mes turime turėti prieigą prie vienų dalykų, kad galėtume kalbėti apie kitus. Tai yra, kol mes rizikuojame iš principo savo kūrybinę laisvę, žodžio laisvę, laisvę sakyti, ką galvojame, tol mes negalime pereiti prie tų tokių bazinių ekonominių klausimų, nes būtent kažkokie autonomijos klausimai, kūrybinės autonomijos ar raiškos ar žodžio laisvės turi būti išspręsti pirma. Tai tas pasakymas nereiškia tai, kad mums čia visiškai nesvarbu ir dabar yra tos kritikos, kodėl jūs nekalbat apie tai, kas tai yra tikrai problema kultūros lauke. Tai ne dėl to, kad greičiausiai nekalba, kad tai nėra svarbu, ar kad neketina apie tai kalbėti ateityje, bet todėl, kad šiuo momentu turim išspręsti klausimus, kurie yra gerokai platesnio pobūdžio ir iš vis pamatiniai tam, kaip mes suvokime, kaip menas turi funkcionuoti, kaip kultūra turi funkcionuoti demokratiniai valstybėje. Tai čia viltinga nata ir apskritai viltingoje atmosferoje, kurią sukūrė šis sąjūdis. Dar kartą priminsiu, kad kalbėjome su šios knygos autorė Lina Michelkevičė, kultūros kūrėjai ir protestas. Tiesa, pagrindinis pavadinimas yra Tarytum ruošiamės tikram veiksmui. Pavadinimas tobulas, nes turi ir pabaigoje jis yra lengvai apžaistas paskutinėse pastraipose. Tai paminėti čia knygą 15 minučių. Aušra sakė, kad 15 minučių galima... Taip, čia galima norėjo pozityvę gaidą užbaigti. Aš pozityvę. Aš nematau nieko blogo mirtyje. Aš nemanau, kad labai ilgai gyventi ten iki... Aš kartais sugalvoju, kad jau laikas. Visai be jokios baimės. Paskaitykite šią knygą, ji jums suteiks optimizmo ir geresnį supratimą apie tai, kas vyksta šiandien. Ačiū jums labai, kad atvykote. Ačiū labai, kad pakvietėte.